So there's not a lot of presenters that sing and not a lot of singers that present, and I actually do both and I love it. Tie, kas galvoja, kad HR kažkada nereikės, gali susipakuoti savo galvojimą, kur tik tai nori. Siūlydamas automobilį, atlyginimą, kompiuterį, sumotyvuoti gali durnių. Kadangi žmogus, kuris iš tiesų gali sukurti pridėtinę vertę organizacijai, jis yra motyvuojamas kitais dalykais. Visų pirma, galimybė sukurti pridėtinę vertę organizacijai, galimybė būti svarbiu, reikšmingu, reikalingu. Net ne konferencija, tai yra šventė ir iš tikrųjų niekas neprilygsta nei Lietuvoje, nei Baltijos šalyse. Ką klientai sako, kad net ir Europoje, kur jie nukeliauja į panašias konferencijas, tai Confin HR savaitės konferencija yra 10 balų. Kai pasakai, kad būsi pranešėję HR savaitę ir tai, bet tai kaip iš karto toksai plūstelė, ar ne? Ir tu, man atrodo, tą patį pajauti, kad čia yra viskas taip ypatinga, žmonėms yra taip svarbu. Tokia tradicija, sakyčiau, nes tu visus metus lauki šitos konferencijos ir ypatingai, jeigu dirbi personalo srityje, tai tu supranti, kad čia atėjęs gausi visas aktualiausias pasaulio tendencijas ir realiai atsakymus, ką daryti tavo organizacijai, tavo komandai. Niekaip negalima nurašyti to, kad jie gauna bendruomenės jausmą. Jausmą, kad tu esi tarp bendraminčių, kad tu gali į kažką atsiremti, išgirsti, kuo gyvena iš tiesų, kad tie iššūkiai, kuriuos tu turi, jie nėra tik tai unikalūs. All kinds of topics of learning, development, employer branding, of course, and also the future of work and what does that mean, both for people, but also for leaders and, of course, for HR. Mes patys turim žinoti, kas yra aktualu rinkoje, kas veikia, kokie yra nauji dalykai, arba kas jau yra, kaip sakyt, ne ateities organizacijai taikoma. Think about it for yourself. If you had the choice, would you actually watch 1 or 2 episodes of your favorite Netflix show, or would you want to be in a 1-hour meeting? Exactly. That is the essence of storytelling. We want stories, not meetings. Wow, mind-blowing, tiek žmonių, tiek įdomių temų. Man atrodo, kad jinai puikiai ištraukia profesionalus, HR profesionalus iš dėžės. Iš jų dėžės, kurioje jie sėdi kiekvieną dieną, dirba. Ir toks, man atrodo, didžiausia misija iš tos konferencijos yra, kuri puikiai pavyksta. Man toks kartais net priminimas apie tai, kad smalsūs kaip vaikai. Jiems viskas įdomu, jie nori viską išbandyti, jie įsitraukia į procesą. Aš nesakau, kad kitur to nedaro, bet čia yra tas smagiau vykstantis procesas. Jeigu pernai sakiau, kad buvo žiauriai geras vaibas, tai šiemet tikrai turinys viską nugali. Man smagu, kad konferencijos atsiranda ne tik tai labai fainų, smagių, aktualių temų, bet ir temų, kurios ne visada yra patogios diskusijom, pokalbėm ar aptarimam, bet neišvengiamos personalisto darbe. Tas gebėjimas būti apie jausmus. Gebėjimas turėti atjautą ir iš tikrųjų užuojautą kiekvienam žmogui ten, kur jos labiausiai reikia. Geras duetas yra, kai tarp vadovo ir HR yra atviri pokalbiai, nebijojimas, gerbimas vienas kito. Mes norime būti verslo partneriu, bet tuo pačiu mes norime atstovauti darbuotojus. Ir labai dažnai kolegos ir aš pati susidurime su iššūkiu, kaip išbalansuoti šituos prioritetus. Mano nuomonė paprasta. Esam suaugę žmonės ir turim žinoti, kada reikia pasidaryti pertrauką, jausti savo ribas ir būti atsakingiams už save. Nes šiandien jau nebereikia galvoti, ką aš moku ir kas buvo praeityje. Šiandien reikia matyti, kas naujo randasi, nes mes gyvenam dabar tam laikmetį, kur iš tikrųjų dirbtinas intelektas ir kartu su žmogumi daug dalykų pakeis. HR savaitė yra ta vieta, kur žmonės keičiasi savo energijom. Ne tik idėjom, kurios prasineša namo ir jas išvysto įgyvendina, bet pirmiausia energijom ir palieka pėdsakus vienas kito ir širdį ir protę. Tai čia yra turbūt svarbiausia kartą metuose įvykstanti proga.